Sveiki! Šiandien mes tęsėme mokymus žalio maisto ruošimo, augalinio maisto ruošimo, užsiėmimus. Ir šiandien ką mes darysime? Šiandien antroji pamokėlė ir ruošime sriubytes. Tiesiog jūs suprasite, išmoksite pačius pagrindinius principus, tiesiog, kad sriuba gali būti gardi, šilta, skani, maistinga, bet nevirta. Šiandien paneigsime 2 mitus. Vienas mitas, kad būtent žalias gyvas maistas yra ruošiamas ilgai. Jūs pamatysite, kaip žaibiškai aš čia sukuosi, jūs taip pat. Ir antras mitas, kad būtent ši mityba yra nelabai gardi. Ir iš tikro daugelis sako, aha, jūs valgote turbūt tik tai lapelius. Jūs pamatysite, kad lapelių iš tikrųjų yra tik papuošimai. Taigi, pirmin. Dabar gaminsime barščius. Gaminsime iš visų ingredientų, kurie yra netermiškai apdoroti. Taigi, pradedam. Burokėlį mes tarkuojame su tarka. Tiesiog su burokinė tarka. Tarkuojam paprastai. Ir dabar šiek tiek įdėsime druskos. Apie pusę arbatinio šaukštelio ir citrinos sulčių. Apie 1/4 citrinos sulčių ir viską gerai išmaišome. Burokėliai marinuojasi ir mes juos paliekame 15 minučių, kol visus kitus produktus pasiruošim. Tokiu pat principu mes pamarinuosime raudoną svogūną. Raudonam svogūnui renkuosi tokią tarką ir tarkuojam. Su tokia tarkele reikėtų labai atsargiai tarkuoti, kadangi jie mėgsta kartais skaudžiai padaryti. Tai geriau tuo momentu, kai tarkuojate, tiesiog koncentruotis į šitą procesą. Sutarkavome svogūną ir šiek tiek dėsime druskos ir citrinos sulčių įspausim. Taip pat dabar viską gerai išmaišom. Jeigu svogūnų lieka daugiau, taip sumarinuotų, galite naudoti ir įdėti į indelį, sandariai uždaryti ir laikyti laisvai šaldytuve 2-3 paras ir naudoti visur kame, kur mėgstate svogūnus. Taip pamarinuotas svogūnas yra minkštesnis ir nebeturi aitrumo skonio. Vat yra žmonių, kurie turbūt didžioji dalis nevalgo svogūnų dėl aitrumo. Taigi, dabar mes į kokteilinę dėsime dalį pamarinuotų burokėlių. Tai būtų apie 100 gramų, pusė stiklinės panašiai. Tada dedame svogūnų, gal 1 valgomą šaukštą. Čia maždaug 1 porcijai. Dėsime raugintų kopūstų, taip pat gal 50 gramų, tai būtų 1/4 stiklinės. Dabar dėsime miso pastos pusę valgomą šaukštą, aliejaus pilame 1/4 valgomą šaukštą, kajeno, kad nepadaugint, tiesiog aš mėgstu aštriau, jūs tiesiog žiūrėkite individualiai, kaip mėgstate. Pusę pomidoro. Ir užpilsime panašiai 300 ml karšto vandenuko, kadangi barščiai yra valgomi nešalti. Tai galite vasarą taip pat naudoti vėsesnį vandenį, bet žiemą pilkime karštą. Rekomenduočiau karštą, kadangi norime šiltesnės sriubos. Malame. Barščiai susimalė. Pilame į lėkštę. Dedame šiek tiek pamarinuotų dar burokėlių, nes vis tiek norisi dar ir nesumaltų produktų.
daržovių. Tada dedame šiek tiek raugintų kopūstų į viduriuką galima, kad būtų estetiškiau. Šiek tiek, jeigu mėgstate raudonus svogūnus ar šiaip svogūnus, šviežios petražolės. Paragausim, kaip gavosi mums sriubytė. Jums patiks. Tobula, žinokit. Skanaus ir sveikatą.